Rugpjūčio 17-ąją Eišiškių Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje paminėtos 80-osios kunigo Mykolajo Tapero mirties metinės. Renginį inicijavo parapijiečiai ir Lietuvos Lenkų sąjungos Šalčininkų rajono skyrius. Mykola Taper gimė 1913 metais Varšuvoje. Kunigystės šventimus priėmė 1938 metais Vilniuje ir netrukus atvyko tarnauti į Lietuvos parapijas. Eišiškėse jis rūpinosi socialinę pagalbą, rėmė nuo karo nukentėjusias šeimas, o vėliau įsitraukė ir į pogrindinę veiklą. Buvo armijos Krajovos kapelionu, slapyvardžiu Žaba. 1944 metais Taperas suėmė NKVD. Po žiaurių tardymų jis buvo nuteistas mirties bausme ir 1945 metų rugpjūčio 17 dieną sušaudytas Vilniaus kalėjime. Jo palaikai ilsisi Tuskulėnų rimties parke. 1990-aisiais jis buvo reabilituotas. Per minėjimą homiliją pasakęs klebonas Viktor Bogdzevič pabrėžė, kad kunigo gyvenimas tai ištikimybės Dievui ir tėvynei liudijimas. Kunigo veiklą pristatė vicemeras Valdemaras Lyževskis. Rajono meras Zdzislav Palevič pastebėjo, kad Tapero auka išliko patriotizmo ir vertybių gynimo simboliu. O Lenkijos tautos atminties instituto pirmininko laiškas pabrėžė istorinę ir patriotinę renginio reikšmę. Šventės metu atidengta atminimo lenta skirta įamžinti kunigo Mykolajo Tapero gyvenimą ir tarnystę Eišiškėse. Po ceremonijos dalyviai padėjo vainikus ir uždegė žvakes prie armijos Krajovos karių kapavietės Eišiškių kapinėse. Šios iškilmės tapo ne tik religinio atminimo akimirka, bet ir bendruomenės susitelkimo bei istorinės atminties ženklų.